Nu, kaip atrodo situacijai? Man tai gera situacija. Tai aš galvoju, jeigu ir sugalvosim važiuoti, mes per tą dirvoną dabar nebeišvažiausim. Nu jo, sulaukiam gražią rytą, o kas daro, sneigėlis. Ir tebesam dar tokios veitos, kad kol nenuterps normalią nepajudėsim, mus atvisteik. Ar šiek toks, atrodo, kaip įterptom. Dienojus vis tiek turės nušaukdinti kelią. Timkas sako, kad Afrikos neįganie. Wallandaiga goro ayundaiga ndaiga bileng ay bino makankam ndaiga goro ay mundaiga dor kalendaiga tonda tonka paira kuna Kap toks, ką pasakytų, Afrikoje esam jeigu kų. Atitikmuo Lietuvos vasarė. Šitoj zonai tai konkrečiai drebė. A ne, Taduk? Nu, įtas dalyks. Įtas dalyks. O tu netikėję, ką sakiau, kad čia bus. Minusas ir taip toliau. Ne apie tai buvo kalba. Eik, ne apie tai. Apie kų. O čia Kolisons neprisiduoda. Nu, privažiavom ant žemėlapio pavaizduotas sudėtingas, pavojingas keliukas. Iš tikrųjų atrodo kaip ir nieko tokio, bet va, po šlapdribos, po lietaus, daug kur paleido. Lemba siaurutis tas asfaltas, kraštai nugriaužti, mašinų pasitaiko, prasilenkt neina. Molingas vietas, slidžias. Ne iš malonių, vienu žodžiu, keliukas. Rimti šlaitai. Eimau. Mėta akmenis. Ai kelią, kurva. O, čia kažkas į lietuvėlę. Ką? Labai praleis, bjauri dėda. Da šakalių iškelti, atfokintos skred. Jo, čia pavojink šiaip, ruožas keliuką tikrai. Mačiau vieną vietą irgi čia tašių nenunešė. Mašina iš priekiaus. Čia kai lietuvėliai panašiai. Ušins koks, gražuolis. Jo, kaip lietuvėliai. O tau ir Afrika. Parvažiavau mašinas ir matos, kad priekį dar daugiau smėga bus. Akurėlis peršalis ves ir... Žiauriai! Džeka, kiek visur plauk. Nusipirkom bulkučių vakarykščių, sako, ikšelts.
Ne, iš tikrųjų. Įkliuvom. Sneigelį ir... Bet paskui bus vėl malonu. Į šilumą pakliūti. Kūdas įgavom iki civilizacijos tikros. Miestas. Iš sneigų nusileidom, nors atšėla. Žmonės pasikeitė. Afrika kaip ir baigės, gal sakyti. Ryto paskutinė nakvynė. 10 kilometrų dar ir šiek tiek vis tiek. Pravažiuoti. Paprastas kelias, asfaltuotas, tai niek nepamatyti, ne? Ir taip. Bonjour! Тут reiškia, da ne tiesiog leisdai perėti jau ruošas kaliansus, na paštą. Jie ne jauniklių tor. Zinta dar ir veinė. Kieme dar ir žemė. Kieme ir. Tai jie ne jau jauniklių tor, taip išeina. Važinėjom link pajūrio, Viduržemio jūros, ne už kalnų, tiksliau rytoj ant pietų ir keltas. Vietos vėl gražias, kalnuotas, šilumos normaliai, žinoma apgyvendinta daug. Bei patys žmonės vėl tokie nemalonų, sakyčiau. Ypač vairuotojai užkišinėja viens po kitą. Spėk žiūrėti tais. Katrą pusę čia tai nustums. Which farm you find in your place? Pataikėm į kaimus labai linksmų žmonių. Which farm you find it in your place? Visi turbūt visi kreistomi labai, čia pats save tiesiog System? per prievartą mums visus neįsitempi. Tokių reikalų. Tokių reikalų trauksim turbūt. Veidų sudarėm nefilmuot. Ir veidų nefilmuodam. Palei susitarėm.
Va, supažininom su technologijom. Gal nori prikabinti biškiką, pragrūstumėm po tų seinelį arba Europą pažinčių. Žodžiu, čia už lūpas tokiais reikalą. Sak ciels. Moteriškiam lengviau būtų. Eik, tas savo. Čia būtų reikalų tokie. Udaruojame. Navaidami filmuojam, kad sustarėti pietos. Štai tai matos, aišku. Tai va, esam, kaip sakei, autonominiai, išskirtiniai respublikėliai, vienu žodžiu Marokė. Ketana vadinas. Ketanos vienu žodžiu į lietuvių kalbą. Tai va, Gariūnuose gal 10 kartų mažiau prekeivių škurliais negu čia hašiš. Tiek atrėpypin ir taip toliau neduot pravažiuoti. Nerealiai, karočią. Su dileriais biški pasėdėjom. Sakėm, biznį užmėgsim. Bet tai klaiko, karočią. Sakau, negalėjau įsivaizduoti, kad tokie dalykai dedas kažkur pasaulyje. Netokiam jau giliam. Netokiam jau giliam, netoli pasienis, bet ant to pasienio, ko gero, tai kratytų nerealiai. Aš įsivaizduoju. Visi. Nuo valstiečio, karočią, iki karaliaus, čia visi rūką pardavinėja ir augin. O tokiam stiliui. Kaip saka, laiks įsitemp už rūkiuose, ne? Vienintelė gražesnė vieta ar šiaip sustojims, kur velnių nėra. Bet aišku, iš kiekvienos pravažiuojančias mašinas pats siūlo. Kasičiokas suki jau. Yeah. Bet stabdo taip naglai, po tiekiniai skrent ir tipo imki viskas. Jo, ketanau bajerė čia ir primešė tai ir nesibaig. Ir vienu žodžiu, činčikus iškešiai. Mašinas, o šitais jau tas jau parei. Jau tas siūlys garantuota. Įfilmau, kai gėri, filmau. Eik vėsi siūl, čia tokių nierka nesiūlytam. Rašiš? Nu gal reta išimtis, tai nesiūlė. Vienu žodžiu, činčiką iškeštė. Ronko jau susokts, gatava, reikalėlis. Vangatius, vos neblokovom. O gal bus išlakbaumėlis kur nors? Hašiš, bakšiš. Karočią, visgi apmelavau. Prisistatė ir ten greitai atstovus visus reikalų. O! Karočią, siūlo kaip ir visi, davai į chatą, parūkom ir visą kitą. O, pamujok, nu! Oho! Yeah! Oi, blemba, nu kažkas nerealaus, ko žinau. O šiaip tai, karočią, kai Žemaitija tokio dydžio, kad maža, ne? Visas tas reikalas. Ką tada? Čia žolės mėgėjam, čia ruojus pasigany, čia gali. Eik, tas, karočią, siūlė, sak visko, ko nori, gali gyventi pas mane ir taip toliau, dirbsi plantaciją, vienu žodžiu, kiek reikia, kilogramą, du. Miegosi, valgėsi vis nemokamai, tik varom. Nemokama, jokie bizniaus, iš kelių kartų. Tik varom, čia dar tadukai, man rodos, kažką tai biškį įmetė, ne? Atydai savo porcijelį. Savo porcijelį ir taip toliau, dosnus. Jo, čia tai kažkas įspūdinga. Ir taip, jeigu prie visų stojant, mokant kalbą, aš galvoju, kad iki namų kilogramų galėtų susirinkti. Kažkas panašiai tokiam stiliui. Šokom į kalną, žvirkeliukus. Vėl važiavimo problemos. Daug kur pelkių, sniega, ledų, žvirkelis. Nu, ko to? Džir. Tas irgi iš tos pačios. Gal tas ir ne, tas augintos mūsų specialistas. Jo, visiškai. Šiaip aišku vietos gražios, bet keliukas. Kas ir? Nevažiaus. A nevažiaus? Viskas.
O kur, rūkyti eisi? Ne, pradėjai per žiaurę darytis. A, Esmė ta, kad tu esi iš akmens. Ašgi tau sakiau, tu važiuok iš karto už manęs. Ten tie 3 piemenukai, ne čia kur buvo. Tai tarp kito, susot tuokis įsiūlį irgi hašišą. Tai mažėja, taip supratau. Karočią, nutrubos nuveršau, su visa šeimyna sėdėjai. Tad salės, mačiau įbėg, žinai, atgal. Aš kažkuok tuok, žinai. Nu taip, o ką darysi dabar? Vietos tokias. Bet tai palauk, antais, matai, mes leisime, supranti, nu tikiuosi, kaip sakoma, su metrų skaičium į apačią didės žmonių intelektas. Kaip tu galvoji? Ne, nu tai tu misli, kad aš rimtas siūlau sakės. Tai buvau tų metėjų, žiūrėk, šiandien tau irgi švisteliai, tai gerą kaisnėjai. Nu į dabar tie 3 piemenukai. Tik tiek, kad aš sustojau prie tą vieną biškį, tai ant metę tą gniūžtę į žemę. Tai va, nu įdomus regions, įdomus. Negal niek sakyti. Žmonės, keliukai, viskas įdomu. Žiauriai status, ilgas ir pavojingas nusileidimas. Žmonės gyvena, tokiais keliukais kyla. Šūkom visi, kaip bebradė. Nu? Kap tau čia, nusileidims? Vers dėmesį, kaip tramplinėlis. Pusę metro asfaltė, dinga, pusę metro. Pataikiau ne per tų gerui, bet kažką pito pos dar pos metrą. Nu į kairį, nu. Aš irgi ten kai šoviau kairiai. Ne, tai suspaudžiu, biškį subrazim, bet... Nieka, gerai, aprikydės, tik pristoji. Scenarijai šiandien vis tiek turėtume man nusirauti kur nors, ar nustumt kas nors turės. Nu, panašu į tai, tikiuosi iki jūros datrauksit, nors pažiūrėt paskutinį kartą viduržemį. Privažiavom upelį be tiltelio, bet ne čia mums pasirodo, išsiskyrėm vienoj sankryžai, ne ten. Nu, kiek dar kartų gavai iš akmenų? Ne vieną, aš kelis drausminau. Vieni pavymui dar mačiau svaidį, bet nedamėte, o vieni žiūri tik pasilenkė im, staigiai ant stabdžių prie šoną, susišėka. Akmenus? Nu, grinai akmenis nuo žemės. Žiauriai, karoči. O, tas ir viduržemis. Jūra. Jūra. Čia ir to chaoso pabaiga jau, ne? Iššokam į geresnį asfaltą ir baigės lygtais tas visas košmars. Jo. Nakvyn dėsiam pajūrė musėt. Ant tokios kalvos reikia susirasti su vaizdu į jūrą. Reikia judintis jau 5, jau saulelė, tai opa. Kuo vienas keliuks įspūdingesnis už kitą, ne? Bet iš tokios autostrados parėję, karočiai, ir dinga iš vis į kažkokią tai nesąmonę. O čia, aišku, šiukšlėlių. Kuntagi? O muzikėlė? Kaptaunės muzikėlė.
Ieškom to pieno ar neieškom? Ir kažkokia, neturim. Ai. Gerovo. Afrika. Kelias eina pačiu pajūriu. Remontuojamas. Ir čia su nakvynė vėl, ko gero, turėsim bėdos. Skardžiai vietos gražios, bet į apačią nedasikasi. Esu ir kažkokį keliuką, bet... Ką, šokom nuo to pagrindinę remontuojamą asfaltą, kad rasėjančių tais apačioj į tokį raudoną molę. Galvojau, kad iš vis akyse paraudonavo. Žiauriai status nemažiau kokie 30 laipsnių kampų. Pastoja visi viršų į kalnus užsikorėm. Jo, čia tiesiog ors visur persmilkęs. Hašiš. Nu, va, ir tokia. Kas ten, šiaudai kokie? O hašišo, ne? Tai reiks suspaust, kad nors, ne? Ja. Tokia radoma aikštelė. Dar ten kila į viršų. Keliuks, bet neapsimok. Nu ir aišku. Šiaip Marokė netoli 40 milijonų gyventojų, taigi sunku kur įlysti, nebent į pačią Saharą, kad nieko nebūtų. Valkataujantys šunys šitais braida. Ir nepiemenė. Daržininkai, sodininkai. Veiz. Nusileidimas iš nakvynės vietos. Bemaž trečdalį nusileidau, be jokio variklio. Pagalbas, aišku. Žandikaulius paskauda. Kamera į dantis sunku. Tarp kitko, čia vakar
tais keliukais pravažiavo ir autobusėlis. Aišku, Mersas, kaip ir didžioji dalis čia technikos. Senas. Ja. Taip dar gyvai, bet čia tik pirmas. Čiublė. Nu, be nuotikių negrįžčiam, bus ko gero Radorta. Lėlis tik pradėts. Kažkada bus labai geras. Kol kas tik toks. Nu, park žodėlį. Park žodėlį, ką poik nematos. Ir gals matos kerpam. Nogui neužstok, matai, kad normaliai varo. Iš jų ganėtinai greit ir kokybiškai matot. Jo, beproto nesmagus etapas šios dienos pravažiavimo. Vietos, aišku, labai gražios, bet kelias dar žiaurinis. Begalės dulkių. Duobių. Buvo kažkoks pleka galva. Kai žadėjau šautą. Ir gruzoviko. Jo, padangėlė sumontuota, galvelė nukirpta. To tai neįleišitais į Europą jokiais būdais. Koks įšitais? Pastovi, tai visi reikalą nevarėja. Koks įšitais? Galės vežti tuo priekį, tuos visus reikalus samūnį kratys, va švarus. Oi. Švaruolis. Švaruolis. Bet, spėsame šiandien į tų keltą iš vis. Spėsim, kaimai prasidėjo iš vis be jokių pavadinimų. Net nežinom, kur esam iš tikrųjų, kokiai vietai. Ką, keltas atgal į Euraziją, į Europą. Šiandien nekokia diena iš tikrųjų. Aš padanga, bet tai niekis, o tadukui prie kelto. Sprendžiant iš visų pradinių spėjimų ir taip toliau. Babinėlė, ne taduk? Ko gera, blėt, o gera nieka. Ką reikės išvažiuoti iš to velnio miestelę, blėt, ir serdyto tada grįžinėti vėl į tą patį miestelį, bandyti ieškoti kažkur. Ryt su daug neaiškumo. Su daug neaiškumo ryts. Komponėlį. Portugalijos džiunglės. Viskas žydi ir žaliavom. Gryna Lietuva gegužės mėnesį. Bet tie paukščiai nesu girdėjęs Lietuva. Kažtokį mūsų jaudėję strazdėlę irgi. Kažpoką atrodytom. Paskiau išsiaiškinsim. Bet ne tik tai, visokiausių tų paukščių čia.
Portugaliją. Privažiavom visai netoli vandenyno, bei ieškodami nakvynės. Vakar šiandien oras geras. Ilgai kimarinom. Simukui dušė nekokia buvo. Vakar šaltis jiems pas pusantro litro dešovo vyną prisirbė. Kap ten buvo? Tepi buvo. O. Gėrėm kartą, pylėm į veiną, kalūzą pasiruot, kad tas nichoje negėrė. Oho, jau aš. Viskas gerai. Ir kur šaunam? Prie pat? Žiūrėk, koks bangas. Na, pasileiskam, pažiūrėsim. Reik prasivaikščiot. Čia taip mumis užtrauks už tos visus važinėjimus. Traktoriai visokie važiavę, gal ne? Jo, pasideginsim, pasimaudysim, karoči papolisiausim. Kas ir? Ne, aš sakau atsargę, čia pizda galbūt. Rami eina, jokia vėjaus, kas per bangas. Vekas, kas susima šon, kaip 20 metrų į virš, toks urslų debesis. Reiks padaryti. Gerai su malkom, nenusimaudysime čia, man atrodo. Beveik į mūsų daiktus taip gal dasėjai. Dėk, reik šutinsiu tas daiktas iš čia. Kaparės ta 9 mes čia būsim be daiktų. Nuėmėm tempą, atsipalaidavom. Benzas brangos, skubėt niekor. Saulėlį leidas. Gėlės šniokšta.
Ką tu ten seka? Nesikeik, čia nei, kaip sak, nei į eterį tokie žodžiai. Tai normalia, čia nereibė. Na, saulutė. Susigėrė šitais kelkelė. O, tos parein 100%. Kyla, ne ta. O, tas bus geresnė. Tas atrodo lietas, bet lietas anas nėr tas bangas. Šavom po kelius metrus. O profesorius. Ką? Šiukšlės kurencija. Šiukšlės. Juk nebatsikel šaltys vapšė, karočią. Be 11 nein išklibinti iš lovos. Portugalija, kol kas niek įspūdinga. Apart reišutų pušies. O tokiai dalykėlė. Neprasižiūro niekis. Jo, dedi šalia laužiuką. Kaitini, lauki, apdžiūst, pradėt skleistis. Ir tada gaunas nebloga saujelė labai skanių riešutėlių. Vieną miškelį pietaut sustojam, žmogeliai žiūrim skin kažko. Maišus, pasiėmėm keletą, paragavom. Skanus dakts, kaip ta toks kasaka. Puikių upelis, ainis raunamas.
upėtakių tekra ir viens gruodį, vieną pagavom, dar viens pabėga. Jau tos sveikatas gaudimo pabiški. Teisingiau kontrybės. Sustojom gal neypatinga gero veito. Šiandien jau darysim kilometražą turbūt. Link namučių, kaip sakant. Ir išalkės, nubėgtų reišutų skinti. Nu, sunkiai deina šiandien. Atvažiavom virš 600. Taik nebuvom per šio kelionį važiavę dar. Ir biški šalta. Kol kas dar Ispanijos pasienį su Prancūzija. Nėra te prasta iš tikrųjų, tik tos akis jau ant bokasas nuo tų vaizdų. Tų kamerų mažai betraukama. Nu, pasakau. Čia be pasakosi. Žopa. Žopa. Opa. Grįžinėjami lietuvėlės skaitas. O istorija nenutrūktų, Vokietijų esam. Dar 2 nakvynės reikės pratėti. Prasidėjo sniegs. Ir taip toliau. Nu, kutusimu gali pasakyti. Ką? Šaltai posė. Šaltai posė. Nieko čia tokio šitais nėra. Oi. Bla. Nesikeikant. Žiauroka iš tikrųjų. Iki kelto 2,90. Dar reik pavažiuoti, nes neaišku, kas rytoj bus. Paskutiniai dienai negal pasilikti visą kilometražą. Ledinoks. Negera. Negera. Labai rytoj bus, man. Ko tu neini? Jo, grinai lėts ant. Net mašin buvo, matė. Aha, ant kelio. Kūrom staigiai ugnelę. Bazuosimės, gal labai nesupyks Hansai, Kriugeriai. Nu, prašokom tus sneigus. Biški buvo taip sunerimti. Privertęs viens moments pradėjo vėl tas kelias. Slidinėt sniegų gal 10 centimetrų. Bet čia jau maža nubėra. O ir iki kyliaus tik 20. Ar tai 7 kyla. Vakarėščia mūsų paskutinis laužėlis. Laužų būsim daug prikūrėnį šį kartą. Iš pradžių dėl vaizdo, pasiau, kad ir pasišildyti. Prie autostrados įsitaisėm. Galgi nebeiškuojam.
paskutiniai 40 km iš 12 tūkstančių. Lietuvėlė pasitiko rimtai. Minus 16, sniega netrūksta. Bet, kaip sak, daug nebliko. Ne. Nesaka 16. Nu, čia bus daugiau.